Gerai, sveiki sugrįžę. Metai naujas aš. Filmuojam, prisipažinsim trečią kartą, nes pirmą nesufilmavom, antrą techniniai nesklandumai ir trečias kartas nemeluoja. Nu jau standartinis, jau viskas. Jau, na, aš nebegaliu naktim miegot. Aš tik pradedu kristi sapną ir girdu Luko tą tokį balsą. Šluosi, tokį. Turim visai svarbų videką ir turim didelių įdomių naujienų. Kažkam gal patiks ir sudominsim dar labiau. Gerai. Na kągi, Juk pradėk. Gerai, taip, daug naujienų, daug dalykų, ką reikia apkalbėti ir pradedam turbūt iškart prie reikalo. Ne, nuo neįdomiausių pradedu. Tai neįdomiausias, kas prie mašinų nieko nedarėm, mes labiau užimti. Dabar prie įdomesnių. Taip. Kalbėjomės, dėliojomės reikalus, galvojom, ką čia filmuot. Atsirado dar žmonių, kurie sako, žiūrėk, čia gali tą padaryti, čia galima tą pafilmuoti. Ir bendrom jėgom taip nusprendėm, kad ir kaip yra anksti visai, nes vis tiek dar su visko tik startuojamės, bet mes jau komanda. Tyliai už videkų jau gal gerą mėnesį rezgam planus, viską daromės ir pagaliau šitas video jau yra visko pristatymas. Pom, pom, pom. Tikės dramos efektą. Tam Tai va, tai pagrindinė komanda Jo. ir Pagrindinis dabar dalykas. Šiaip jis, ko reikia komandai? žmonių. O ko dar? Da. Nu, ta prasme, kaip komandai identifikuojas? Ko jai reikia? Veidų, mašinų, Pavadinimų. Aš būčiau sakęs. Taip. Nu, O dabar pavadinimas. Kaip mums sekės galvoti jį? prastai. Turbūt labai daug naktų ir labai daug vakarų buvo praleista Discord'e, buvo naudotas ChatGPT, Alus. nealkoholinis. Buvo išgerta daug nealkoholinio alaus. Tai va, o dabar galima turbūt prieš pasakant jau mūsų pasirinktą pavadinimą, yra keli honorable mentions iš ChatGPT, nes buvo iš ko ir pasijuokti ir kelis variantus ir apsvarstėm. Vienas, pavyzdžiui, iš pavadinimų, ką ChatGPT sugebėjo sugeneruoti, tai yra greičio ženklas, variklių simfonija, nerandu tų geresnių dabar. Turbo greitis buvo. Va, nitro greitis, Nitro yra, greitis. auto legendos, Kodėl man atrodo, kad... asfalto karaliai, Va šitas geras. Kodėl man atrodo, kad ChatGPT sako tos atsakymus, kuriuos tu paklausys 12-mečio gautum. Tipo, Yra grynai, panašumo. ateini kokią šulę, pasituoji kažkokį 12-metį ir sakai, žiūrėk, karočią, sugalvok pavadinimą, bum. Asfalto karaliai, nesmauk! Šiaip vienas iš pavadinimų, ką buvom visai smarkiai apsvarstę, tai irgi ChatGPT siūlytas pitstopas. Bet jo, nusprendėm, kad gal labiau tiktų kanalui, kuris jeigu tiesiog apkalbinėja kažkokia pilna pokalbių ir informacinė laida. Tai susigalvojom savo. Labai įdomu, labai paprastas žodis ir paprastas dalykas, bet nieks jo nenaudoja, tai galvojom, mes jau dabar pasiemam. Ponios ir ponai, mes esam komanda Virintozė. Tai va, priėjom prie tokio pavadinimo, kartu turim ir visą logotipą. Čia, pabandysim palaikyti. Dabar pakelk biškylų jį. O, aš taip nemoku edyti. Tai va, už logotipą ačiū Nerijai, administracija mūsų. Ir turim irgi daug žmonių, kurie ir šiandien lieka už kadro, tai Nikita irgi ačiū tau. Turim, jo, komandą pilną turim. Ir turim administraciją, ir turim tuos, kas filmuojasi, turim dar visokių įdomybių. Neturim vieno žmogaus. Ko tu d***ai? Ai, aš, gerai. Dabar priėjus prie kitokių gal rimtesnių dalykų, kada pasikeis visas YouTube kanalo pavadinimas ir kada bus galima oficialiai pamatyti visus logotipus, backgroundą, ką mes susikūrėm. Tai realiai su sekančiu videku. Tai su sekančiu videku viską pasileisim, kad dabar po šito tiesiog susigulėtų visi reikalai,
kas nori sužinoti, kas ir kaip, tai va, turės laiko pasižiūrėti viską. Kartu pasileidžiam Instagramą, pridedam irgi. Facebookas irgi, man atrodo, paleistas. Instagramas. Kur nori tu dėti? Kur jis dingo? Va čia. Opa! Instagramas čia. Taip, Facebooko puslapis ir kol kas iš soc tinklų, čia yra visi soc tinklai. Jo, kol kas viskas, nes tų kitų reikalų dar nepadarėme. Tai Instagram'e bendrai galėsite pamatyti visų komandos narių keliamą kontentą, bus visi mūsų reelsai, istoriukai atskirai, kas ką daro, ta prasme, truputėlį daugiau įdomybių, ką bus galima pamatyti. Iš vidinio gyvenimo? Jo, ir viską vienoje vietoje. Tai ir mums patogiau, ir jum, ir su visais galite iš karto sukontaktuoti. Facebookas kol kas nėra galutiniai stadijai. Tiesiog bilė, kad? Facebooko dalykai ir labai sunkiai sekas viską susitapinti. Taip, kas tada dar iš... Toliau GoFundMe tos platformos dar kol kas nėra. GoFundMe, sakiau. Kodėl GoFundMe? Nu, tiesiog finansinių platformų jokių mes dar nesukūrėm, nes patingėjom ir dar per maži tam. Tai su laiku atsiras, bet dar ne šiandien, ne rytoj. Gal greitų metų, nes mums irgi dar reikia pasiaiškinti to dalykų, viską susidėlioti vietas, tai... Su tais mokesčiais, ten visais kitais dalykais, kaip ten ką daryti. Jeigu netyčia kas nors norės primesti kokį euriuką prie ten, ar kažkurio būtent bildo, ar prie visos komandos reikalų, kad nusipirkti ar ten kameras, mikrofus geresnius, galėsit ir po vieną euriuką, ir turbūt jeigu minimali suma euriukas yra, tai ir po tiek ir tai čia jau kas kiek iš jėgos susižiūrėsim. O dabar einam prie tokių įdomesnių, žmogiškų dalykų. Kaip ir Arnas sakė, komandai reikia veidų. Komandai reikia žmonių. Vis dėlto buvau teisus, jie kažkur įvyktų. Tai nieko ir nelaukia, pristatom pirmą... Kurį pirmiau? Pirmą dušmaną kolegą. Tai žinok, šiurpas eina išgirdus vien tą žodį. Ta prasme, užtenka vien to, kad žmonės šneka. Žmonės net šneka. Jis kitur būdamas girdi, jis jaučia. Taip, jis jaučia, kad žmonės šneka. Ta prasme... Tarp kitko, atsiprašau. Žmonės kalba, kad 7 Europos šalyse jam yra atimta teisė vairuoti. Čia rimta. Taip pat girdėjai, kad jis bijo ančių. Bijo ančių? Taip. Taip, šis žmogus. Ši asmenybė. Mes net šiaip nežinom, kas jis pilnai yra ir iš kur jis atsiradęs. Jo. Mes žinom vieną. Ponios ir ponai, dušmanas. Jis yra dušmanas. Žinok, visur praėjau, nebėra. Tik tarėmės su juo, kad filmuosim. Tai vat būtent, mašina yra, jo nėra. Sėsk, filmuojam toliau, bent jau paleidom tą rollerį. Ai, va! O, dušmanas! Va, mūsų dušmaniukas. Nu, kaip sekas, ko čia pasislėpęs nuo mūsų? O kiek tu laiko ten buvai? Jo, šiaip. Bet tik šalmas čia gulėjo. Kada šalmas dingo? Prašom. Tai, prisistatyk. Kas? Aš net nežinau, ko klaus. Gerai, o ponas dušmanas, vat jūs šitam videkė matėm, kaip kilnoja apsukas, bet ten dizelio skydelis ir kažkodėl M5 garsai gali pakomentuoti? Ponios ir ponai, tai yra dušmanas iškalbingiau už 1000 žodžių. Jis kaip Rafaela, tik tais dizelinis. Ne. Jūs, ponas, sakykit, kai mes važiavome į Vilnių. Ne, gerai, nesakykit. Man nejauku. Gal pakalbinam kitą? Turbūt įmam kitą svečią, o jis jau... Gerai. Jis turbūt iškvietimą gavo. Viso gero.
į reisą išvažiuoja. Ta prasme, šilčiau net pasidarė, kai išėjau. Gerai, su Dušmanu susipažinom, o dabar yra dar vienas žmogus, kuris irgi filmuosis. Jis kanale gauna visą atskirą segmentą pasireikšti savo kūrybą ir savo laisvį. Ir turbūt aš net nepasakosiu, ką pas jį bus galima matyti, kaip ir kodėl, o ponai Ignai. Ta prasme, kodėl tu jį kaip du įvardini? Ponai Ignai. Ponė Ignė. Tu kaip dujų, ta įmonė, Ignitis. Ignitis, čia mano įmonė. Šeimininė įmonė, gimininga. Ignai, prisistatyk, kas, iš kur ir ko mums galima pas tave tikėtis. Kodėl tu čia? Aš esu čia, nes mane pakvietė čia. Sako, tu mums čia reikalingas. Sako, tu moki, turi tos magiškus pirštukus, sako, tu su jais padarai įspūdingus dalykus. Ir sako, mes norim tavęs čia. Sako, tu padaryk čia video. Sako, padaryk, parodyk žmonėm. Žinai, sako, tu... Tu man visą plovą, visą laiką. Aš tu čia vėl fotkę išsitraukiu, dar čia vis tiek kutinsis černiukas, tai... Tai aš darysiu šiek tiek senesnės gal mašinas. Tenais jau bus tokie automobiliai, kad reikės ir pačius kėbulus pavirinti. Ir nusipirkau dabar kėbulo vartytuvus. Tai ant tų vartytuvų užsidėsim, pasisuksim ant šono, tenais pasivirinsim tos automobilius. Galbūt kažkuriai mašinai netgi darysim papildomą stitch weldingą, ko labai norėjau jau seniai pabandyti. Tai nežinau, galės Romas nuidėti va čia va nuotrauką, apie ką aš iš vis šneku ir ką aš čia noriu padaryti. Tai šitas dalykas daromas, ta prasme, jau tokiom sportiškesnėm mašinam, kad papildomai sutvirtinti patį visą kėbulą ir kad, tarkim, panašią daro funkciją kaip kokia nors rasporkė ar papildomi kėbulo sutvirtinimai. Tai va, o šiaip, ta prasme, nėra taip, kad aš ten turėčiau gal kažkokį labai stiprų ten kažkokį atsidavimą ten vienam kėbului ar kažkam tais. Čia vat padėsiu, čia kišenės labai užima. Tai nėra taip, kad aš ant kažkokią mašiną labai norėčiau padaryti, žinai. Nėra taip, kad aš ant kažkokią mašiną labai stipriai norėčiau patininguoti ir noriu būtinai įdėti ir bandysiu visais būdais gauti eterį šitam automobiliui. Nesvarbu, ar man leis ar neleis. Jeigu neleis, sakysiu, aš išeinu jau tada. Jau aš noriu, kad jie nusiteiktų šiam momentui, kad žinotų, ką praras. Taip pat man labai patinka visokios sportinės dalys į automobilius. Labai turiu didelį norą pats pasidarytas visokias sportinės detalės. Aš vis laik pasižiūriu į kainas, padarau to tokį prie kompo prisėdęs, tokį 200 eurų. Aš tokių pinigų neturiu kišenėj pas save. Tai vis labiau stengsiuosi pasidaryti kuo daugiau pats tų sportinių detalių. Ir aš manau, turbūt daugam Lietuvoje tai bus įdomus dalykas, nes vis tiek mes netokie turtingi visi esam, kad tas sportinės detalės galėtume ten pastoviai pirkti ir dėti tas automobilius. Gerai, Ignai, o pavyzdžiui, mes su Arnu kaip ir planuojam dalyvauti drifte, važiuoti kažkur. Ar pas tave galima tikėtis kažkokio autosporto pamatyti? Aš nesu drifteris ir manęs nedomina driftas. Sakyk geriau, aš nesu dreiferis. Aš nesu šonaslydžio ekspertas. Aš nemoku šonų ten labai slydžinai, kaip moka Romas ar Arniukas. Tai aš bandysiu labiau į kažką labiau kaip grip racingą. Tai nežinau, ar pavyks iš tiesų ar ne, nes jau ilgokai planuoju. Tai yra street race etapai. Street race etapus reiktų nemaišyti su tikrom street race'u, kur tikrom lenktynėm, nes čia visiškai ne tas. Mes darysim tik legalų turinį. Gatvėse mes, ne lenktynėm. Family friendly, ten su šeimynam į renginius. Ir žinoma, kad jau į tokius dalykus važiuoti reikėtų, tai reikėtų ir tų visų sportinių detalių, kad kažkiek būtų competitive. Tuo labiau, kad manau, kad mano kėbulo pasirinkimai yra labiausiai necompetitive kėbulai, kokius tik galima surasti. Bet mano širdyje yra numeris 1. Tai aš noriu, kad gal ir pabandyti ir numeris 1 ir kitur būtų. Tai va, visokių sportinių detalių pasimsim, ane, Rina? Pauostį. Pauostį. Būčiau į krekždys įdėjęs. Mano didžiausia fobija, kad per kiekvieną filmavimą jie mano visas sportinės detalės ir išmėtis. O gerai, Ignai, kada mes galim iš tavęs tikėtis pirmą videką pamatyti kanale?
Pirmas video. Nu, Vis atidėliojo, bet tikiuosi, kad galbūt jau šį savaitgalį turėčiau ir sugebėti pradėti viską daryti. Tai ten tikrai dar to pačio virinimo tikrai nespėsiu pradėti, jau bus labiau gal pasirašymas visko. Dabar šveičiu dažus. Dabar šveičiu dažus bus. Dabar bulgarinu, dabar skidelis nuskrydo man į akinius. Tai va, aš kaip ir nelabai mėgstu skubėti su automobiliais, man ir nelabai gaunasi skubėti kartais. Man net nėra kur skubėtis, tada savairuoji. Tada, jeigu specifiškai šnekant. Tai va, ir Arnas jau kažkaip išdavė kažką, kas bus irgi viena iš mašinų, kurią filmuosiu. Bet kas nesuprato, tai va dar tokį hintuką atnešiau. Čia toks geras hintas. Kas žino, tas žino. Ta prasme, žmonės, kurie turėjo tą mašiną, kurios šito šponkį Jie supranta mano skausmą. yra. Jie supras mano skausmą. Arnas supranta mano Aš tokių skausmą. signedai pirkęs. Romas realiai 2 kėbulus turėjęs, tokių va. Vieną su stogu, kitą be stogo, bet ta pati mašina buvo. Tiksliai. jo, aš mėgau kabrikus. Gal įdės nuotraukas irgi, tų 2 automobilių, bet vieno automobilio. Apseikim be ten. Aš jaunas mėgdavau kabrikus pasidaryti pats, o ne nusipirkti. Tai va, Ignai. Tai va, kol Dželas pakalbės pats su savim, jeigu jis nusiema kepurę, aš jų nebeatskiriu. Ir aš pradedu klausti, kaip čempionšipas sekėsi jam. Gerai, kad žmonės nežino, ar aš su plaukais ir be. Tai nusimk kepurę. Nusim kepurę. 500 eurų į OnlyFansą perveda tada. Tai va, Ignai, taipogi norėčiau tavęs paklausti vieno klausimo. Taip, Kokį tiksliai automobilį tu planuoji ruošti į Neatsakysiu. autosporto Neatsakysiu karjeros nieko. istoriją? aš paliksiu tai staigmeną. Gerai. Jo, nes ir taip manęs niekas jau čia nežiūrės pamatė šitą video, tai aš noriu bent kažkokios intrigos, kad, bent vieną video gal įsijungti, žinai, bent jau iki pusės pažiūrėti, trečdalį. Ne, bet šiaip apibendrinus galima sakyti, kad jeigu pas mus su Arnu labai dažnai galima pamatyti, kaip nereikėtų daryti, tai pas Igną bus galima pažiūrėti, kaip realiai reikėtų daryti. Ne. Ir su paaiškinimais, kodėl taip reikėtų daryti, nes mes nesugebam paaiškinti, kodėl taip nereiktų daryti. O Simas greičiausiai išpizdavos pakankamai daug. Ne, pas mane gal labiau būtų, kaip aš įsivaizduoju, kad turėtų tai atrodyti, bet turbūt ten Bet kas vis tiek daugiau tu nusima. įdedi realiai daugiau, ta prasme, researcho prieš kažką darant negu mes. Aš, pavyzdžiui, mėgstu, kai sportiniais diržai manęs neprispaudžia arba nesulaužo mano pečių, pavyzdžiui. Kitukas. Arba kai aš trenksiuosi į kažkur, aš labai nenoriu, kad sportinis vairas man va čia va tokį išpieštų puslankį. Arba va čia va, ir kad nebūčiau kur saulytė tave taip gražiai pakirpa. Kaip avarijos metu kiaurai šalmą gali vairas išpiešti. A, jūs su šalmais važiuojate? Stovėt lenkose, kur skrydo dušmanas, šits kartu sėdėjo. Tai va, tada dar šiek tiek detalių gaminsime su 3D spausdintuvu. Tai manau, tie, kam tokie dalykai įdomus, tikrai gal rasim bendrą kalbą ir bus įdomu pažiūrėti. Galime tu parašyti 3D. Dabar nerašyk, dabar aš užsienęs kalbu. Čia video daromės. Nedaug reikia. Jo, visiems nedaug reikia, bet mes bandysim darytis tik tai savo. Mes tik tai patys savo darysim. Jau man padarėjai. Tai kaip paprašo, kai gražiai prašo. Tava ir su Ignu irgi yra dalykas, kad Ignas pagrindė filmuosis vienas, ne? Jo, greičiausiai filmuosis jau pats vienas tos video. Gal kažkada netyčia gausis taip, kad mes galėsim susitikti bendram garaže. Kažkada, Padaryti collaborations. tikrai nebus čia kaip atskiri 2 kanalai vienam kanalui, mes vis tiek bendrai ir persimaišysime. Jo, nes labai gal keistai atrodytų. Kažkokių bendrų darbų vis tiek pasiplanuosim, pasidarinsim viską. Va, dušmanas nuveš taip. Tuo labiau su tais pačiais variklio darbais, manau, kad jie abudu žymiai geriau už mane nusimano. Tai galbūt išeis juos išsiprašyti, gal jeigu kažkokį variklį arba keisim, kas nežinia, ar nutiks ar ne. Bet galbūt keisim variklį, galbūt kažką dėsim papildomą ant variklio. Dažnai būna, kad jau ir taip reikia parašyti Romui ir sakyti, gelbėk mane. Kažką ne taip padariau, kažką ne taip sutaisiau. Sutaisiau labai greitai, bet labai kažkas negerai. Romai sugedo. Romai neveikia. Ir tada gal gausime jau ir video atsaką, kas ten negerai, įdėsim tada į video. Tada collaboration. Faksu atsiūs problemos puslapį.
tada tą patį ten suvedimą bandysim irgi patys darytis. Tai iš esmės mano galbūt tikslas su pačiais automobiliais. Jau esu daręs labai gerai gavas. Tai iš esmės mano visą laik buvo gal ir svajonė tokia su mašinom, su automobiliais, kad viską galėčiau pats pasidaryti. Man visą laik buvo įdomu viską pačiam pasidaryti ir kad kuo mažiau reikėtų kažkam kitam mokėti už atliktus darbus. Ir dažnai žmonės manęs pačio to klausinėja, kaip čia aš tą pasidariau, kaip aną pasidariau. Tai bus paprašiau tiesiog nukreipti savo video, negu pasakot vėl iš naujo 2 valandas, kaip kažką reikia daryti. Tai va, turbūt, kad iš mūsų šiandien yra tiek žinių ir tiek visų naujienų. Viską lyg ir pasakėm, viską lyg sudėliojom. Daugiau, mažiau. Gali būt, kad kažką pamiršom, tai jeigu bus netyčia kažkokia naujiena, kurios šiandien nepasakėm, nu... Surprizas! Bonusas jums. Ai, tiesa, su to pačiu logotipu. Jau labai greit turėsim ir lipdukų. Jeigu netyčia kažkam labai patiks dizainas, bus galima ir tų pačių lipdukų įsigyti, tai kol kas dėl visų šitų dalykų rašyti į Instagramą. Ir tada jau toliau pasiderinsim dalykus. Šiandien iš mūsų tiek žinių, tai su sekančiu video laukti truputėlį daugiau pasikeitimų, truputėlį kitokių logotipų, paveiksliukų ir viso kito. Kažkas kitaip, bet viskas tas pats. Ja, pagrindė nedaug kas keičiasi, tiesiog kad atsiranda daugiau papildomų dalykų ir turėtų būti daugiau kontento, turėtų būti įdomiau ir labiau pamiksuotų dalykų. Aš sakyčiau, tiesiog mūsų kokybė kils į viršų po truputį. Va, bus truputuką mažiau monotonijos tiesiog, nes kol kas tai mėtomės tarp manęs ir Arno. Tai dabar dar prisijungia Ignas su visiškai kitokiam temom, nauji dalykai ir įdomus. Tai va. Gerai, tai ties šito mes ir galim atsisveikinti, susimatysim kitam videake. Galimai. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate. Nu, o jūs tai... Viso, gerai, reikia baigiam. Tu tai nebūtų. Visi. Ate. Aš šiaip ten praeit norėjau. Fotobom! Ta prasme. Jam šiandien Kiek nesiseka. vieną dieną žmogui gali nesisekti. Atsargiai imki. Pusę garažo aptorčint, nepataikyt bačioko ir dar čiutiemį. Žiūrėk, tu gal palik, aš ryt išmėsiu. Man durų garsą dar žinai karpyt reikės. Durų garsą reiks dar žinai karpyt. Atvarai į ligoninę, kas priskeli kaktą? Du juozai. Gerai? Karbon paiba. Man reikia pinigų ant kelnių, ieškau sponsorių kelnių. Matėt, Križienė skrydo Lenkijai. O, Tai dušmanas. Čia ons. Pom, pom, pom. Tikės dramose.